Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas su greita pamokėle. Ir šį kartą norėjau parodyti, kaip reikia įsijungti Android telefono Safe Mode. Safe Mode tai yra tas pats saugus režimas, kaip ir ant Windows'ų. Ir ką jisai daro, tai įjungia jūsų telefoną, arba jeigu apskritai šnekant kompiuterį, su tik tai pagrindiniais nustatymais, taigi kompiuteris nepaleidžia jokių papildomų programų, kaip ir telefonas, jeigu jį paleisite saugiu režimu, jisai paleis tik tai pačią sistemą ir pačias sisteminės programėlės, kaip matysite vėliau. Taigi, kaip tai padaryti? Mes tiesiog galime nuspausti Power mygtuką, nuspaudžiame, palaikome. Ir mano atveju šoka Power Off mygtukas, jūsų galbūt gali būti šiek tiek skirtingas ir galbūt ten bus ir meniu, turi būti in Safe Mode, bet pas mane nėra, taigi tiesiog išjungiame telefoną. Ir kai telefonas išjungtas, tada vėl palaikome nuspaudę Power mygtuką, kol jisai pradės krautis. Ir kai telefonas pradeda krautis, mums reikia nuspausti garso mažinimo ir didinimo mygtukus vienu metu. Taigi nuspaudžiame juos abu vienu metu ir juos reikia laikyti, kol kraunasi telefonas. Taigi, sėkmės laikant mygtukus, nes kai kurie telefonai kraunasi ilgiau, kai kurie trumpiau ir tai gali užtrukti keletą minučių. Taigi, laikome nuspaudę šiuos du mygtukus garso didinimo ir mažinimo, kol užsikraus jūsų telefonas. Taip, šitą galime išjungti. Na ir dabar iš karto matome, kad apačioje yra Safe Mode užrašas ir jeigu atrakinsime telefoną, matome, kad dauguma programėlių, kurios nėra Google programos, jos yra visos pilkšvos, taigi jos neveikia, jų negalime atidaryti ir matome jos, jeigu ką nors bandote atidaryti, gaunate pranešimą apačioje, kad jos yra išjungtos Safe Mode režimu. Taigi, dabar šiame režime galite toliau tęsti naudoti savo telefoną. App Store'as, interneto naršyklės ir kitos programėlės, Google programėlės jos veiks, bet kas yra suinstaliuota ir kas nėra Google neveiks. Taigi, jeigu jūsų telefonas vis dar lūžta arba kas nors su juo negerai darosi, net ir Safe Mode režimu, tada vadinasi, kad tikriausiai kažkas negerai su pačia operacinė sistema arba su jūsų pačiu telefonu, su geležim. Gal procesorius negerai, ramai negerai ar panašiai. Taigi, trumpai tiek apie telefonų Safe Mode, saugų režimą. Jeigu turite problemų su telefonu ir nežinote, kas vyksta, ar tai appsai suinstaliuoti, ar virusai, tiesiog paleidžiame viską Safe Mode režimu ir tada galime toliau ieškoti, kur yra tam tikra problema. O kaip išjungti Safe Mode, tai tiesiog vėl paspaudžiame ir palaikome išjungimo mygtuką, Power Off, išjungiame telefoną ir tada tiesiog, kai jisai išsijungs, vėl paspaudžiame įjungimo mygtuką ir palaukiame, kol užsikraus. Jį perkrovus telefoną, jisai užsikraus normaliu režimu, jeigu nelaikysite nuspaudę rodiklėlių garso mažinimo ir didinimo. Tiek šiai pamokėliai, jeigu turite klausimų, palikti juos komentaruose, na, o su jumis buvo kaip ir visada Vytautas. Iki.